Tėvelis mano Peldys Stasys gimė 1921 metais, rugsėjo 8 dieną. Gimė Plungėje, pačiam mieste, Paupio gatvėje. Iki pačiol ten yra jo gimtinė likus, namas išlikęs stovintis, gimė didelioje šeimoje, buvo pats vyriausias, o turėjo 9-8 jaunesnius brolius ir seseris. Apie šią vietą aš galiu prisiminti labiau iš vėlesnio laikotarpio, tada, kada tėvelis atvažiuodami į Kretingą ir važiuodavom pro šalis, visada sakydavo, čia šitoj vietoje aš buvau įkalintas. Visada prisiminau su labai didelė širdgėla ir su labai dideliom neigiamom emocijom. Tos emocijos jam labai buvo stiprios ir skaudžios. Ir jis sakydavo, kad visos šitos patalpos buvo pilnos žmonių, kad jie neturėjo nei maisto ir gal labiausiai apie kankinimus, nes jie tikrai buvo čia kankinami. 1946 metais jis buvo išvežtas į Vorkutskos lagerį Komijos krašte. Ir ten išbuvo 9 metus. Jis buvo statybininkas. Ir šiaip būtent šitoj Vorkutsko lageryje daugiausia dirbo šachtose, bet kadangi jis statybininkas buvo, tai jis dirbo, statė barakus, taip vadindavo, kasė griovius ir vienas iš tokių labai didelių prisiminimų jo ir jis visada pasakodavo, kad kasė griovį ir tame griovyje jie 5 buvo ir griovys užgriuvo ir iš visų 5 vyrų užgriuvusių jis išliko vienintelis. Iš Sibiro tėvelis grįžo 1956 metais, grįžo traukiniais. Gyvent laisvoje Lietuvoje, manyčiau, visiems mums turėtų būti didelė laimė, nes laisvė yra didelė vertybė.